Pristatau Jums valstybinės saugomų teritorijų tarnybos direktorę Agnę Jasinavičiūtę. Kad ir kaip būtų keista, bet pirmą kartą scenoje esu kartu su savo vyru, keliautoju ir žurnalistu Vytaru Radzevičiumi. Tada su mumis yra daktaras Mindaugas Lapelė, gamtininkas, biologas, Merkinės gyventojas. Taip pat lituanistikos profesorė daktarė Rūta Petrauskaitė, begalinė gamtos mylėtoja. Ir kaip įdomiai taip skamba, bet lėtojo gyvenimo būdo puoselėtojas Valdas Kavaliauskas. Ir tema iš tikrųjų labai aktuali ir turbūt ši tema nuo seniausių laikų domino žmonės, ar ne? Nes mes juk įsivaizduojame, kad aš, žmogus, esu gamtos dalis. Gamta ir žmogus yra vienis. Kaip taip nutiko, kad staiga žmogus ir gamta atsiskyrė? Ir atsiskyrė taip baisiai, kad mes patys, kertam visus medžius, po kuriais sėdim ir kasam visas įmanomas duobes. Tai, nežinau, gal aš labai norėčiau nuo Rūtos pradėti. Gal kiek netikėta, Valdas buvo pasiruošęs, bet aš norėčiau nuo Rūtos pradėti, kuri iš tikrųjų galėtų pasakyti, kokia yra šiandienos situacija, kaip žmogus gyvenantis gamtoj, kaip daug apie tai kalbantis, bet ką mes turim šiandien, Rūta? Vienu žodžiu, tai pasakyčiau, liūdėsi. Bet nežinau, kuriuo kampu ir kurią savo patirtim dabar čia pasiremti. 7 metai gyvenam vienkiemy, miške. Esu universiteto profesorė, kuriame labai puoselėjamas piliečių mokslas ir kur piliečiai įtraukiami į visas visuomeninės veiklas. Ir geriausiai juos būtų įtraukti į gamtosaugos veiklas, nes va čia reikia savanorių. Tai universitete užsiemu štai šituo. Na ir dar vienas dalykas, tai Grūdos krašto asociacija. Nes vienas būdamas nelabai ką nuveiksi. Dėl to ir atsirado ta asociacija. Tai kaip žmogus, kaip individas atsikrausčiusi į anksčiau gyventą, žmonių gyventą vietą, mes pasistengiam su vyru panaikinti tuos pėdsakus, kurie ten buvo. Pirmiausia, tai 3 sovietmečio simboliai. Pilko šiferio stogas, toks niekam netinkamas betoninis stulpas. Ir, palaukit, koks dar ten 3 buvo, kad anų laikų kvapo neliktų. O toliau prasidėjo archeologiniai kasinėjimai, nes ten, kur tik tai nori pakasti duobutę, kokią gėlę įkišti, kultūrinis sluoksnis yra čia pat. Ir beje, nesijuokit, bet iš tikrųjų iš to, ką aš ten iškasiau, daugiausiai tai batų. Bet buvo ir rimtų eksponatų muziejui. Pavyzdžiui, sovietmečio laikų rašalo buteliukas pilnas rašalo ir dar su etikete. Tai aš noriu pasakyti, kad žmonės tada gyveno neįsivaizduodami, kad galima kitaip. Ir tas požiūris į nepūvančių žemėje laidojimą čia pat aplink sodybą, jisai buvo priverstinis. Todėl, kad tokia buvo ekologinė sąmonė. Bet mes taip stengiamės kuo daugiau šitų reliktų panaikinti, bet tuo pačiu išlaikyti tai, kas yra, vietiniai. Ne vienos gėlės, kuri tenai po 10 metų užmaršties išlindo, kai jau pradėjom žemę purenti, neišmetėm, ne vieno medžio be reikalo nenukirtom. Ir dėl to labai liūdna ir labai skaudu, kai čia saugai ir puoselėji. tą aišku padeda daryti ir tie, kurie tikrina, atvažiuoja žiūrėti, ar koks kelmas didesnis neatsirado naujas, o tuo pačiu čia pat už keliuko kertami storos pušys, medžiai ir va štai ir niekas neateina ir nepaaiškina. Aš suprantu, kad viskas yra teisėta,
bet neteisinga. Jeigu žmonės, kaimynai, negali medžio arčiau pasisodinti prie tvoros mieste gyvendami, o čia štai tau ateina ir iki lango iškerta. Tai man toks, nesuprantamas ir nežmoniškas dalykas. Paskui aš jau aiškinausi, kad čia tikrai teisėta, kad čia jokio kriminalo, kad čia... Bet vis tiek jų valioj buvo, ką palikti, o ką iškirsti. Ir žinoma, paliko prasčiausius. Arba čia Grūdos krašto asociacijos ta viena veiklos kryptis iškerta, kad ir valstybinius miškus suoria, tarsi turėtų atsodinti, neatsodina. Ir tada pradeda krūmai želti. Tai va tokiais atvejais labai norisi, kaip mažiausiai ką padaryti, tai nueiti ir tiem žmonėm pažiūrėti į akis. Bet taip įdėmiai. Taip. Rūta, gal mes galim Agnės paklausti. Labai tokia, labai gerai dabar čia susidėliojo ta tema, ar sunku saugoti gamtą. Kaip jūs tai darote ir kur yra ta riba, kai reikia saugoti ir kai nereikia saugoti? Ar sudėtinga saugoti? Be galo, nes visuomenės požiūris į saugomas teritorijas yra toks labai radikalus. Arba mes nieko neleidžiam, arba saugom ne tai, ką reikia, arba saugom per daug ir visą laiką gyvenam tokiam kuriozų pasaulyje. Iš tikrųjų, darbas be galo aplinkosaugos specialistų sudėtingas, dažnai gaunam kritikos, kad nieko neleidžiam vystytis, pramoniai neleidžiam vystytis, žmonėm neleidžiam vystytis ir taip toliau. Bet iš tikrųjų tai mūsų darbas yra labai kompleksinis ir kas turbūt labiausiai trukdo, tai per mažas visuomenės informatyvumas ir supratimas, pradedant nuo mažų vaikų iki suaugusių, nes iš tikrųjų tenka susidurti su tokios labai neteisingos informacijos paskleidimu ir po to labai sunku atitaisyti tas klaidas. Kažkada saugomų teritorijų lankytojų centre teko dar vesti ekskursiją gal 5-okam. Ir paklausus vaikų, kas yra saugomos teritorijos, tik vienas berniukas pakėlė ranką ir sakė, ten, kur mano tėčiui namo neleido pasistatyti. Aišku, sakau, su tuo mes ir dirbam visą laiką. Bet iš tikrųjų saugomos teritorijos nėra rezervatai, kaip Čepkelių valstybinis gamtinis rezervatas, kur yra tik gamtai palikta teritorija ir ten įeiti tik su leidimais galima. Saugomos teritorijos didžiąja dalimi yra kompleksinės. Tai tas supratimas, kad nieko negalima daryti, net namo statyti, net medžio kirsti, yra truputį klaidingas. Ir mes bandome visais įmanomais būdais pasakyti, kad saugomos teritorijos yra toks kaip ir tinklas, ryšys, tiltai, čia prieš tai buvo diskutuota per Varėną, ar ne, tiltas tarp gamtos ir žmogaus. Kad mes tos tiltus esam truputėlį padeginę, kaip dainavo Stasys Povilaitis. Tai iš tikrųjų todėl, kad mes tapom labai didelį vartotojų. Mums labai daug ko reikia. Mes labai norim gyventi gamtoj, bet atvažiavę į kaimą, realiai atsivežam miestą. Iki pat upės iššienaujam pievutę, golfo taip maždaug lygio ir dar trinkeliam išsidedam takelius ir ta gamta, nežinau, dingsta kažkur turbūt. Tai tokiam kompleksų pasaulyje gyvenam ir labai sudėtinga, bet kartu džiaugiamės, kad yra ir gražių rezultatų padarytų, kuriais ir džiaugiasi žmonės keliaudami po saugomas teritorijas, ta pati Merkinė, Marcinkonis, Zervynos. Yra gražių vietų Dzūkijos nacionalinėme parke, Čepkelių valstybiniam gamtiniame rezervate ir dar daug kur kitur Lietuvoje, kur bandom suderinti ir žmogaus poreikius, ir gamtos apsaugą. Tik tą santykį dabar turim šiek tiek jau pergalvoti, kiek daugiau turim saugoti, kiek daugiau turime naudoti. Mindaugai, ar sunku suderinti tai, ką Agnė sako, tą žmogaus poreikį ir gamtą? Ką jūs matot savo darbe? Aš matau tai, kad atvažiavau dirbti Dzūkijos nacionalinį parką 95 metais. Tai miškai tada buvo gražiausia man. Dabar aš norėčiau, kad tai būtų mašina, taip sakyti, be vairuotojo, užsimerkčiau ir pravažiuočiau tą atkarpą nuo Marcinkonio iki Merkinės. Bet yra, čia vienas paprastas dalykas yra. Iš tikrųjų negalima paragauti arbūzo jo neprapjovus. Ir man visos tas šnekos apie tą subalansuotą vystymąsi, darnią plėtrą ir taip toliau, iš esmės nėra, labai pasakyti lengva, labai sudėtinga padaryti. Nėra kito kelio, kaip apmažinti savo apetitą. Ir kai teko, nepriklausomybės pradžioje važiuoti irgi į Angliją, tai ten profesorius toks mūsų ten jau tas vadovas grupės vietinis sakė, jūs sako laimingi, jūs turite dar ką saugoti
o sako, mums jau reikia atkūrinėti. Tai va iš tikro, bet va, kadangi aplinkosaugai atėjau 90-ais, tai mes pakartojom visas įmanomas klaidas ir dar daugiau naujų padarėm. Taip kad iš tikro, bet realiai tai yra vienas vis tiek kelias, tai yra, mes neišvengiamai prie to ateisim. Gyvenimas privers ir gamta privers apriboti savo apetitus. Tai va čia tas svarbiausias gal dalykas yra, sakyčiau. Bet yra kitas momentas, kad dabar gyvenam tokiu įdomiu laiku, ta tokia visuomenė, sakyčiau, lūžė šiek tiek, nes vien, sakysim, Sengirės fondas atsirado, reiškia, Girių Spiečius susibūrė ir kai Vykintas Vaitkevičius siūlė tą tradicinį žmogaus ir miško santykį kaip nematerialus paveldo vertybę, tai aš sakau, nu kokia čia jau dabar vertybė, tai nieks nesižegnoidamas į mišką ir bet tai yra tas santykis, jis vis tiek matyti išlikęs. Tik viena bėda yra, kokia visiems lietuvių miškas rūpi. Tik vieniems galbūt kaip mediena ir lentos ir šitas ir eurai, kiti gal tą mišką mato kaip tokia vertybė savaime. Ir va tokių po truputį daugėja, nes tas yra, tai reiškia, kad ta tradicija, jinai išlieka, tik dabar jau kitokiam formom gal pasireiškia. Va, tai ir dar svarbiausias vienas dalykas, ką aš norėčiau pasakyti. Va, gauna aplinkosaugininkai pylos, gauna miškininkai pylos, nes tai žmonės, sakysim, valdiški žmonės, kurie yra arčiausiai pasiekiami, tai juos ir spardo. Bet aš visą laiką labiausiai pasipiktinęs ir sakau, yra Vilnių Gedimino prospektas ir dar yra Jakšto gatvė. Tai va ten yra, nes ir tada mes turim tą situaciją, kaip ką Rūta minėjo, kad tai yra kaip ir teisėta, bet ar teisinga, tai klausimas. Tai va čia yra, šitoj vietoj nėra didesni gamtosaugininkai vakaruose tenai valdžioje ir ką, bet ten yra visuomenės didesnis spaudimas ir jie supranta, kad jie gali ir balsus prarasti ir tiesiog priversti elgtis teisingai. Tai va šitos prievartos švelnios tokios teisingos trūksta mums. Vytaro norėčiau klausti, tiek daug keliavęs po pasaulį, iš tikrųjų aplankęs daugybę nacionalinių parkų, daugybę saugomų vietų. Ką tu ten matai? Ar ten kitaip visą tai veikia nei Lietuvoje? Labai įvairiai iš tikrųjų yra, bet ten, kur tas jau seniai sutvarkyta, kaip Jungtinėse valstijose, pavyzdžiui, kur pirmasis nacionalinis parkas įsteigtas Yellowstone seniausiai, tai situacija labai paprasta, ten yra tikrai saugoma viskas ir ką atsivežė, tai išsiveš, labai paprasta taisyklė. Arba nakčiai nepalik prie palapinės maisto atviro, nes meška ateis ir apsinuodys, arba tai sudraskys, nežinau kas geriau. Bet aš į tą pusę lenkiu, kad pasaulyje irgi labai keistų dalykų yra, kaip pavyzdžiui, tose vadinamojo trečiojo pasaulio šalyse, nors tas terminas jau nyksta, kai žmonės buvo pripratę, tarkim, viską pakuoti į žalius lapus, bananų, vynioti kažką, ir jie pripratę tai išmesti. Ir kai pasikeitė viskas į plastiką ir popierių, tai ir toliau viską išmetinėja, nes jų nuomonė, tai yra viskas tvarkoj. Ir važiuojant tokiose šalyse prie didžiųjų miestų, tai kaip pas mus yra priemiesčiai, tai pas juos yra 50 km šiukšlių priemiesčiai. Ta prasme, neįtikėtina, kai pamatai savo akim, kiek yra užteršta, primesta, tas pats Gangos upė, kas ten plaukioja ir kokie ten nematomi dalykai, sunkiai metalai ir panašus. Jie tuo tarpu ten laiko šventa vieta, maudosi kartu su savo jaučiais ir viskas ten gerai. Bet aš šiaip bendraja prasme galvojau prieš šią diskusiją, ką čia pasakyti tokio protingo tokių žmonių, nes aš vis tiek esu ne to žanro. Bet iš tikrųjų turbūt mąstantis žmogus, subrendęs žmogus yra tas, kuris pradeda galvoti apie savo rytdieną, apie rytojų. Ir man atrodo, kad šiuo momentu mes esame labiau kaip parazituojanti rūšis bio įvairovė visos žemės, nes mes išnaudojam viską ir visus, ką įmanoma, realiai naikinam, galvojam tik tai apie šią dieną, kad mums būtų geriau, kad kažkas uždirbtų, kažkas panašiai. Ir tas yra siaubinga, nes aš Rūtai atitarsiu, aš irgi tą vienkiemį kėliau ir kur bakstel nukastuvų į žemę, neįtikėtina. Aš, ta prasme, wow, ką nori iškas gali. Ir batų, ir gelžgalių, tarkim, gelžgalys dar suirs, bet ten tie visi dalykai, polietileno, stiklo,
kartais negali net kasti į kitą vietą medį sodinti, Net automatas pas mus kieme kažkur Jo. paslėptas. Arba Merkinės pavyzdys irgi ten, kai pirmą kartą šiuravojom tą kalną, tai neįtikėtina, kiek ten sovietmečių prikišta visko, pradedant nuo mažų buteliukų iki nežinia ko. Tai tas yra toksai dalykas iš ties skaudinantis ir mane tas trapumas labiausiai neramina, kad atrodo, kad čia viskas amžina. Taip nėra. Šaldytuvą, jeigu per daug krausi, jisai nustos veikti, nes jisai užšals ir ten nustos veikti visi mechanizmai ir jisai suges. Tai čia lygiai tas pats yra. Mes naudojame šią dieną, bet negalvojam apie tai, kas bus rytoj. Reiškia, mes nesam protingi. Gal ta dalis tokia neprotingų yra aktyvesnė, gal protingų yra daugiau, bet kažkodėl viršų, sakyčiau, ima tie neprotingi. Ir vėlgi apie pavyzdį Vaidas, kai sakė apie tą skiepijimą, tai nežinau, rytoj tėvo diena yra. Ir aš visam laikui prisimenu, kaip mano tėvas irgi, galima sakyti, gamtininkas ir geologas buvo. Jis man vaikystėje labai aiškiai ir paprastai įskiepijo visus dalykus, kaip reikia elgtis gamtoje ir kaip su ja elgtis ir kaip ją suprasti, kaip reikia mėgautis, grožėtis, jausti, uosti ir jos nepakeisti. Ir tą turbūt kiekvienas tėvas turėtų perduoti savo vaikams toliau. Tai labai paprasta. Po to aplinka turėtų tą visą toliau plėtoti ir daryti. Bet ar taip vyksta, aš nežinau, neturiu atsakymą, man labiau vis atrodo, kad mes esam kaip parazitai šioje žemėje. Iš tikrųjų, Marius Čepulis turbūt yra labai gražiai pasakęs, kad kai gyvūną apninka parazitai, tai jis pradeda purtytis ir išpurto tas parazitus. Tai anksčiau ar vėliau žemė lygiai taip pat pradės purtytis. Ir dar aš kažkaip išskaičiau labai gražią tokią krėvės mintį apie tai, kad senovės baltai eidami kirsti medžio, jo atsiprašydavo. Lygiai taip pat jie eidami skersti gyvulio irgi atsiprašydavo. Tai kiekvienas toks veiksmas, jisai tarsi sukeldavo jam pačiam tokį nepatogumo jausmą ir streso jausmą, ar ne? Dabar mes apie tai net negalvojam ir turbūt čia mes ir kalbam apie tą vartotojiškumą, ar ne, Valdai? Kad vartotojų visuomenė dažnai negalvoja apie ateitį. Ar lėto gyvenimo mėgėjai, puoselėtojai galvoja apie tai? Lėto gyvenimo mėgėjai, puoselėtojai galvoja apie gerą kaiminystę. Ir prisimenu, kaip mes pradėjom savo sūrininkų karjerą su Rasa, tai pirmi žodžiai, kuriuos mes savo kaip šūkį įsikėlėm, sako, kad gyvensim taikoje su savimi, gyvensim taikoje su gamta, gyvensim taikoje su kaimynais, kurie yra šalia mūsų už tvoros arba be tvoros, bet su kaimynais gyvensim. Ir paradoksalu tai, kad tie gražūs norai iš tikrųjų jie pildosi ar vienaip ar kitaip, bet statistika, kurią išgirsti, kartais sako, kad pasaulis eina visiškai kitą pusę. Ką jūs čia svaigsta, tai čia yra svaigulys, va kaip ir meras sako, kad svaiguliai galvoja, kad galima Senojoje Varėnoje pastatyti administracinį pastatą. Taip, tai yra svaigulys, bet tai kiekvienam svaiguly yra provokacija, toj provokacijoje yra susimąstymas, o kodėl, o ne kitaip, kaip viskas vyksta procesai ir taip toliau. Tai man, kas mane išprovokavo šitai diskusijai, tai būtent paskaita, profesoriaus astrofiziko paskaita apie klimato kaitą, bioįvairovę ir taip toliau moksleiviams. Ir jisai pacitavo, mokslinio tyrimo apibendrinimus, kad, per paskutinius 3-5 metus mes praradome 2/3, Žemėje prarado 2/3 vabzdžių. Per paskutinius 3-5 dešimtmečius mes praradom 3/4 žinduolių laukinių. Ir per paskutinius keletą tūkstantmečių mes praradom 3/4 miškų. Tai reiškia, rodo, kokius mūsų yra požiūris į kaiminystę. Kas mūsų kaimynas medis, mūsų kaimynas vabzdys, mūsų kaimynė Rūta, mūsų kaimynas Mindaugas ar Vytaras. Ir čia ir yra tie santykiai. Ir kai mes tos santykius matome kaiminystės
tarpusavio susiejimas vieni su kitais, tada mes tikrai gana pradedam galvoti ir aš iš tikrųjų galvoju, visų pirma, tai niekada neturėjau žoliapjovės, bet turėjau dalgę. Dabar ir dalgės neturiu. Nesvarbu, kad ten galbūt seniūnija norėtų patikrinti, ar mūsų sodyboje kokius aukštis žolės, bet kadangi uždėti vartai, tai nelabai jie ten ir mato. Tai prieš pjaudamas su dalge, reiškia žolę, turbūt aš turėčiau pagalvoti, tai kokiu tikslu aš pjaunu ir ką aš darau, ir kaip aš įtakosiu savo kaimynus ir galų galiai įtakodamas savo kaimynus, kaip aš gyvensiu pats, kokia mano bus, reiškia, savijauta ir ryšys ir taip toliau. Tai mano noras ir kad mes kiekvienas pagalvotume, aš suprantu, kad yra institucijos, labai gerbiu saugomas teritorijas, iš tikrųjų daro nuostabius darbus, bet, reiškia, ir jie turi tą daryti. Paradoksalu kartais, žinai, taip juokaudami sakom, jo, iš esmės gamtininkai saugo ką? Saugo gamtą nuo ko? Nuo žmogaus. Nu tai neišvengiamas yra konfliktas, ta konfliktinė situacija. Bet šiandien turbūt tema yra ne apie tai, tema yra, kaip mes, ką Rūta kalbėjote, apie savo kaip piliečio, savo kaip gyventojo šitos teritorijos požiūrį į aplinką ir kaip aš su tą aplinką bendrauju ir kas atsitinka. Aišku, yra neteisybių, kurios darosi apie mus ir taip toliau, tam yra institucijos, kurios tvarko tas neteisybės arba netvarko, tai čia yra procesas. Bet taip, kaip mes žiūrime į, reiškia, aplinką, va čia yra klausimas, kurį mes kiekvienas į save turėtum pažiūrėti ir pagalvoti, ką aš darau, kad taip vyksta. Na, bet iš tikrųjų, Valdai, turbūt mes visi gyvenam savo burbuluose, ar ne? Ir mes tame savo burbule, esam, žodžiu, tarp tokių žmonių, kuriems rūpi tie dalykai, ar ne? Taip pat lygiai. Ir kartais mes, kai išeinam iš to burbulo, staiga pamatom, kad wow, vyksta kokie baisus dalykai, ar ne? Ir kaip tuos dalykus sustabdyti. Rūta, jūs iš tikrųjų daug labai kovojat, ar ne? Esat kovotoja. Esat. Norėčiau, bet taip. Tikrai dar nesu. Nežinau, labai daug priklauso nuo aplinkinių žmonių požiūrio, kuris išryškėja iš kalbos. Man labai svarbu, kaip žmonės kalba apie tai. Tai va medkirčiai, kurie beje, pasakysiu, uždirba Lietuvoje daugiau negu Vokietijoje. Tai labai daug kas sako, kiek jie čia turi darbo. Kaip jie sako, tai išvalėm Grybaulę. Atsiprašau, sakau, nuo ko išvalėm? Nuo medžių. Tai viskas, tai apie ką galima su tai žmonėmis kalbėti. Ir kol tai bus, tai, tiesiog mums reikia garsiau kalbėti ir burtis ir aiškinti gražiuoju vis. Tai manau, tiek. Jo, Vytaras nori kažką, paskui aš labai norėsiu Mindaugo klausti. Aš apie tos medkirčius, tai nieko naujo turbūt nepasakysiu, bet maža to, kad jį iškerta. Bet mes aplink save gyvendami matom, kas dar lieka po medkirčių. Tai tiesiog yra kažkokia panieka tam, ką jie padaro. Dar jie numeta visus bambalius, kavos padeliai vienkartiniai, tepalų bakeliai. Visos, dar tiesiog maža to, kad išpjuoja, dar išniekina visą tai. Ir toksai požiūris, man iš vis kažkoks yra. Nes čia kaip sadizmas jau panašu. Įdomus dar tokius pastebėjimas, kad įrengtos miškų urėdija privalomų būdu, ar ten nacionalinis parkas įrengia, reiškia, kažkokią tai stovyklavietę, ten su stogeliu, kur galima atsisėsti, lyg išgerti kavos, ar ten arbatos, ar suvalgyti tą Dzūkijos keliautą lauknešėlį būsimą. Ir pasižiūri, kad šalia padaryta ta miško sandėlys, išvažinėta metrinės vėžės, ir stovi, žinai, tie puvėkai, palikti rastų ten gabalai, supranti, viskas pūna ir tu turėtum sėdėti toj pavėsinėj ir žiūrėti lyg tai į lavonų krūvą. Jo, kaip šermenyse turėtum pagerbti lyg tai jo mūsų kaimynus, kaip jie, man tai primena holokaustą, nežinau kaip. Mindaugai, Sengirės fondas yra irgi būdas, ar ne? Kuris parodo, kad žmogus tarsi gali rūpintis gamta, gražiai su ją sugyventi ir tuo pačiu komunikuoti apie tai, ar ne? Nes turbūt Sengirės fondo yra labai stipri komunikacija apie tai,
koks turėtų būti žmogaus ir miško gamtos gyvenimas? Ne, tai čia labai paprasta yra. Dzūkijos nacionaliniam parke pušynų, kurie yra vyresni kaip 170 metų, nu, pušis gali gyventi realiai iki Lietuvoje 200-300 metų puikiausiai augti. Ir po to 100 metų stovėti ir 100 metų gulėti. Tai yra 25 hektarai per visą nacionalinį parką, tai yra 0,065% visų pušynų. Tai va tai viską ir pasako, reiškia, tie dalykai. Bet ką aš noriu pasakyti, yra tokių vietų, kur išlieka. Raigardas, Sengirės fondas dabar turi Raigardė virš 30 hektarų išpirkęs, Žiogeliuose turim. Ir rytoj važiuosime Kapiniškės ir Širštų šaltinio griovą. Tai yra, kur išliko ten, kur miškas, kur sunku jį paimti, iš esmės. Va, ir va čia tas yra tas požiūris, kad per 100 metų, o dabar pušies kirtimo amžius yra 100 metų, ir ko gero mažins iki 80, nes burlaiviams medžių auginti nebereikia, burlaivių stebam. Technologijos viską suklijuoja. Va, bet per 100 metų tai visas miško gyvenimas pušyno, tai atsiranda jau po 100 metų. Ąžuolinė dar. Tai vat mes faktiškai visą laiką įsivaizduokite, jeigu jūs 20 metų sulaukėte, sako, kad jūs jau nebereikalingi. Ir kita karta ateina jau. Tai, bet kas man patinka apie tą komunikaciją, iš tikro, jeigu tai pažiūrėt, nu, dar nepaskelbėm, bet jau pasigirsiu šiandien. Per 4 metus mes jau perkopėm milijoną, reiškia, eurų paukotų. Ir tai nei vieno europinio ten euro nėra. 60% verslas, 40% žmonės. Ar taromatus aukodami, ar, reiškia, šitas, sakykime, savo tus procentus pervesdami, ar ten kokį 10 eurų, ar vaikai mokyklą renginį daro, dabar darželiai, va ten knygų aukcioną darė. Va, tai tas yra, nu, kaip sakyti, labai nuteikia, kad tai bent daliai visuomenės tai yra svarbu ir mes labai džiaugiamės, kad ta dalis didėja. Ir šiaip, pavyzdžiui, teko susipažinti apie Norvegijos vaikų auklėjimą, ten visokių minčių yra ir nuomonių. Bet faktiškai jie mokomi net nesaugot gamtos, jie mokomi sugyventi su gamta. Ir pagrindinis amžius tai yra darželinukai ir pradinukai. Paskui kiti interesai, ir kaip Vytaras ką gražiai minėjo, tai po to, kad ir tu jau nukeliausi visai kitais keliais, bet jau tu tą atsimeni, kas tau yra įdėta. Tai va mes dabar ir mes ką labiausiai, kas va įdomu dar pasakyti šitoj vietoj, kaip geras ženklas į ateitį, kad mes kai steigiamės, tai galvojam, nu, mišką tai surasim kokį, mes tik privačius miškus išpirkinėjom. Bet va, pavyzdžiui, šitas, iš kur tų pinigų gauti, tai buvo prieš 4 metus, dabar jau 5 metai ir mes suprantam, kad va tas viešinimas, tas aiškinimas, kas tai yra miškas, kad tai ne vien tik tai lentos. Nu, yra anekdotas paprastas, reiškia, kai sustoja du žmonės, šitas, sako, mašina važiuoja per mišką, sako, žiūrėk, koksai gražus miškas, o kitas žiūri, sako, kur tu matai mišką, čia tik medžiai vieni. Tai va, yra, reiškia, šitas, tai va, tas yra, kad, nu, po truputį tie dalykai, mesgi Sengirės fondas neišsaugos visų miškų, bet tai esmė yra tame, tai yra precedentas, pretekstas, kad, pavyzdžiui, mes netgi savo valdos, aš suprantu, žmogui reikia miško, viską, bet gal ten kažkokį širdžiai mielą kamputį va, ir pats gali palikti, reiškia, neiškirsti, nes šitas va. Tai va šitie dalykai, jie reiškia, po truputį, nu, tas požiūris keičiasi ir tas kažkaip labai nuteikia, taip, nu, šitas viltingai, nes, pavyzdžiui, žinokit dar vieną dalyką. Tie visi skaičiai, ką Valdas sakė tenai, kad 3/4 pasaulio miškų, tenai 10 000 rūšių ar ką, tai statistika yra. Vat kai tu matai, kas darosi tavo kieme, apie tavo namus, va čia jau tas yra veikia, va šitie dalykai. Tai tiesiog reikia, ko gero, kaip ir sakoma, yra think global, reiškia, act local, reiškia, galvok plačiai, bet daryk savo kieme, tai va taip. Va. Valdo, čia tokia gera remarka buvo, argi ne absurdas, kad žodžiu, yra kertami miškai, o mes žmonės perkam mišką, ne? Bet iš tikrųjų tiek turim valstybinių miškų, nu, visiškai paradoksalu, ne? Tik turim valstybinių miškų, o valstybė tai kas esam mes.
ne? Ir lyg tai čia mūsų visų yra turtas, ir tai ir dvasinis turtas, ir visų mūsų turtas. O reikia, kad Mindaugas su savo prieteliais suorganizuotų Sengirės fondą ir milijoną eurų atsirastų iš privačių vėl kišenių arba iš verslo. Nu, aš tai ten kažkaip visiškai nesuprantu, mes kažkokiam šizofreniškam pasauliu turbūt gyvename. Ne, mes ne šizofreniškam pasaulyje. Ne šizofreniškam, bet paprasčiausias yra dalykas. Aš visada, reiškia, sakau, verslas turi, kaip sakyt, generuoti pajamas ir taip toliau. Nu, bet gal galima užšerti, grūdus eksportuoti į Šiaurės Afriką, iki Saharos, o ne ten pusė Afrikos. Ar taburetės gaminti visą Europą. Tai va čia ir yra ta problema, kad net tie, kaip sakyt, gamtosaugininkų tų radikalų nėra daug. Tai net nenusistatė prieš tą, reiškia, kad nenaudoti. Bet kaip mes siūlom, reiškia, gilius spiečius, kaip siūlom, tai tokia graži proporcija. Pusė ūkiniai miškai, 30% gamtai tenai, iš jų 10 jau griežtai saugomų, 20 yra rekreacija, nemedieninė ekonomika, visa kitokia. Tai va čia yra, kaip tą sustabdyti, tą, reiškia, primažinti apetitus tiesiog reikėtų. Ir visų pinigų vis tiek neuždirbsi. Ir dar kas atsitinka, kad kadangi ten, kur pinigai, ten patirtis, ten lobizmas, tai dabar kas vyksta su miškais mūsų, politiniai srity, tai man primena taip tokia sunkaus svorio boksininkų kova su pačio lengviausio. Tai yra vienoje pusėje pinigai, patirtis, koridorius koja atidarinėja, kitoje pusėje žmonės, kurie nori, bet jie visą laiką veikia grinai, kaip sakyti, iš savo iniciatyvos, tai net neapmokamai. Tai va, bet raumenukai po truputį auga, man atrodo. Valdininkam nereikia duoti šnekėti, nes tieko gero. Tai gal prie to Sengirės fondo šiek tiek prisidedant, iš tikrųjų saugomų teritorijų tarnyba per 2 metus yra išpirkusi 207 hektarus privataus miško, kurie yra irgi vertingi biologinės įvairovės požiūriu. Iš tikrųjų, tai mes pradedame taisyti klaidas. Ir kaip Rūta ir Vytaras Laisva ar ne sakėt, kad radot paveldo savo kieme, visą ten sovietinį turbūt užstumdytą šlamštelį, dabar taip galima sakyti. Tai mes paveldėjom tokią struktūrą. Deja, bet Lietuvos saugomose teritorijose turim ir privačią nuosavybę, ir valstybinę žemę. Ir dominuoja realiai privati nuosavybė. Tai interesai natūralu, kad yra labai asmeniški, visi norim turėti savo nuosavybę, teisės į ją ir taip toliau. Ir jeigu ateina biologai, ekologai, sako, jūsų kieme yra natūrali pieva, ne, aš čia neleisiu natūralios pievos tikrai turėti. Tas pasaulėžiūra natūrali turbūt yra truputį kitokia, jinai pasikeitusi ir mes tą privačią nuosavybę vis dėlto turim gerbti. Nėra vis dėlto, kad ateina ten ir ką nori padaro jūsų kieme. Taip neturėtų būti niekur. Bet iš tikrųjų gaila, kad saugomose teritorijose turim 4., 3. grupės miškų. Čia gal klausantiem netrodo, kas tai aišku, bet iš tikrųjų ūkiniai miškai yra ir saugomose teritorijose. Jeigu mes būtumėm pakankamai drąsūs ir principingi pasakyti visi, ne valdininkai, ne politikai, bet visa visuomenė turėtų reikalauti, kad saugomose teritorijose turėtų būti ne ūkiniai miškai, bet tai yra rekreaciniai miškai ir būtent rezervatiniai miškai, kurie skirti vertybių apsaugai. Taip, ūkinio naudojimo reikia. Mes, kad ir kaip galim radikaliai skaičiuoti kitų uždirbamus pinigus, bet ir iš tai valstybė irgi gyvuoja. Deja, bet tą reikia pripažinti, tai gal ne iš tų resursų galėtumėm ieškoti, kaip prieš tai kalbėjo Žygis berods apie turizmą. Mes jo dar nepilnai išnaudojame, turbūt. Nesakau, kad saugomose teritorijose turi būti masinis turizmas, nes čia kaip kažkas irgi kalbėjo, kaip kitiems žmonėms rūpi ta gamta. Teko prieš metus plaukti Žeimenos upe. Visiška tragedija. Kas antroji baidarė, JBL kolonėlė ir garsi muzika duoda, visi tulžiai ten skraido turbūt į šalį. Plauki Ūlos upe, Dzūkijos nacionalinėme parke, nuotaika visai kitokia, nes žmogus, turbūt ir mokėdamas brangiau už baidarę ir dar plus tai, kad yra leidimas plaukti Ūlą, reikalingas išsipirkti, tai jau truputį, negražu sakyti, bet atsijoja tam tikrą žmonių mentalitetą. Taip, ir iš tikrųjų, grįžtant prie to švietimo, profesorius Česlavas Kudaba yra pasakęs, kad nauja karta iš dangaus nenukris geresnė už mus.
Tai mes ir dabar sėdėdami turbūt turėtumėm apeliuoti į jaunąją kartą, kuri irgi turi jau pereinamą tą kultūrą iš tėvų, galbūt ne visi turėjo tėvų, kurie supranta, kas yra miškas, kas yra ta pati geologija ir panašiai. Ir iš tikrųjų tos pačios valstybinės įstaigos prisideda prie to ugdymo, nes vaikam reikia žinoti, kas ta biologija, kas tie paukščiai aplinkui skraidantis, kodėl jie reikalingi, kaip jų buveinė atrodo. Tam ir saugomose teritorijose yra 9 gamtos mokyklos, Dzūkijos nacionalinėme parke taip pat yra Marcinkonyse, nors tai atrodo tokia lengva, pavadinkim, minkšta veikla, kuri iš tikrųjų gal neduos greitai rezultato ir nepasibaigs čia visa ūkinė naudojimo mašina saugomose teritorijose, bet jau vaikai po truputį auga ir jie supranta, kad ne, čia reikia reaguoti turbūt. Ir dar gal baigiant prie to, kad Mindaugas visą laiką, aišku, sako, kad valdžia kalta, aš gal ne visai sutikčiau. Taip, esu pati valstybės tarnautoja, bet iš tikrųjų labai reikia ir visuomenės palaikymo. Nėra nieko, kas padarys už tave tam tikrus darbus. Jeigu visuomeniai rūpi, visuomenė turi visad burtis ir sakyti, aš prieš radikalumą. Visur reikia tokio bandyti suderinamumo ir ūkinio naudojimo, ir saugojimo. Tiesiog dabar esame tame lūžyje, kad tie žmonės, kuriem gaila, kurie galbūt nežino, kas vyksta, iš tikrųjų labai pritariu jūsų minčiai dėl burbulo. Mes ir patys aplinkosaugininkai gyvenam burbule ir Dieve, visi žino, tik kad čia blogai su gamtosauga ir biologinė įvairovė žūsta. Elementariai Vilniaus universitete pati dėstau kartais ir paklausiu studentų, ar girdėjot tokią ir tokią problemą Kauno Marių regioniniame parke? Kur? Kas? Ne. Tai yra jau 22 metų studentai, kurie realiai nežino nieko, kas vyksta visuomenį. Tai labai gaila, bet mes savo burbule nesam pajėgus. Tai aišku, tos ir diskusijos įtraukiant kitus žmonės yra labai reikalingos ir galbūt jie, galėdami paveikti tam tikrus sprendimų priėmėjus, galėtų palenkti daugiau į aplinkosaugą, daryti sprendimus. Bet tam reikia labai daug drąsos. Aš trumpai. Tiesiog kadangi optimistas iš prigimties, tai aš truputį apie užeivystę noriu pasidžiaugti, kad man atrodo, kad vis dėlto tas judėjimas atgal į gamtą, jis nėra naujas dalykas ir jis per amžius visą laiką kartojasi, atsinaujina, nusilpsta, bet dabar tas dalykas, kai atsiranda užeiviai, kurie truputį kitaip žiūri į tą, ką jie randa ir stengiasi tą išsaugoti. Ir be to tai jau vyksta perdavimas iš kartos į kartą, nes atvažiuoja anūkai ir jau jie kitaip žiūrės į mišką negu tas vaikas, kuris užaugęs ten Vilniaus naujamiestį ir nematęs obuolio niekad ant šakos. Tai toksai dalykas, kuris labai džiugina, bet vėl apibendrinant trumpai, tai tokia trumpa istorija, kaip Aliaskoje mes keliavom su Martynu ir atvykom į tokią salą, kuri teritorija kaip Lietuvos panašiai, ir ten gyvena 2 žmonės, šeima, vyras su moterim. Ten saulės baterijos, visiškai autonominis gyvenimas ir visa kita ir panašiai. Lašišos pačios išlipa iš upelio, bet jos išstumia kitos, tai prasme natūrali atranka gamtos. Ir aš jau uždaviau tiem durną klausimą, vieną durniausių klausimų savo gyvenime. Aš jau paklausiau, o tu nebijai to vyro čia gyventi, nes daugiau nieko nėra. Jis mane pažiūrėjo, savo, ko man bijo, čia daugiau žmonių nėra. Tai esmė tas yra, vis dėlto mes esam tie, kurie turime gyventi kaiminystėje, gyventi su gamta, gamtoje ir galvoti apie rytdieną, ne tik apie šiandien. Kadangi buvo paminėtas, viena replikėlė tik tai buvo paminėtas Agnės, esmė kokia yra, tarnyba irgi išpirkinėja žmonių miškus, vertingus, bet toks jausmas, kad valstybinė urėdija stengiasi iššluoti paskutinis trupinėlis. Iš ko mes tos 10%, kur reikia įsipareigoja saugoti griežtai vėl. Taip, kad čia yra visą laiką tos 2 pusės medalio. Aš kelis dalykus norėčiau pasakyti. Pirmiausia, labai pritariu Vytarui. Užeiviai, dar šiauriau vadinami atėjuonimis. Atėjuonis, taip, apie Ukmergę atėjuonis. Šiaip užeiviai tai turi neigiamą tokią konotaciją. Bet iš esmės jie keičia kaimus. Kaimai nebus tokie, kokie buvo tikrai, bet jie apskritai bus. Ir labai smagu žiūrėti, kaip žmonės kuriasi ir kaip taikosi prie miško, prie aplinkos. Tai yra labai gerai. Kitas dalykas, valstybiniai ir privatus miškai.
Valstybinių miškų atveju Grūdos krašto asociacija dabar turi tokį FSC sertifikatą, tai yra miškų valdymo priežiūros, miškų valdymo komiteto stebėsenos sertifikatą ir buvo pasiūlyta miškininkų visom kaimų bendruomenėm. Niekas nesusigundė, bandė čia ir Musteikiškiai, bet galiausiai ne. Tai mes taip ėmėm ir tą 14 kaimų apie Grūdos upę ir sakėm, rūpinsimės. Kaip, aš dar nežinau, pradėsim, gražiuoju, bet norėsim parodyti, kad mums rūpi. Tai mano manimu yra svarbiausia. O privatus miškai, na čia kai buvo ta kalba apie iškirstą kopą atvertą, tokia aštri kalba, parke aš po to nuvažiavau pas savo kolegas miškininkus iš Vytauto didžiojo universiteto, daug ką išsiaiškinau ir aš jų klausiu, tai ką daryti, kad neiškirstų savininkas, čia jo teritorija, jisai turi teisę tau iki pat namo. Tai sako, žinot, ką mes darom? Mes nusižiūrim tokią sodybą, kur aplinkui yra savininko miškas ir to, ką perka, kad ta sodyba būtų vidury. Tai sako, yra vienintelis būdas kol kas dabar. Tai aišku liūdna. Ir dar viena kaimynė iš Musteikos, beveik 90-metė močiutė, man tokį dalyką pasakė irgi graudų. Sako, va, vaikelį miškus kerta, nu labai kerta aplinkui mus. Atsikėlėme mišką, o dabar šviečia iš visų pusių. Ir tai sako, karas bus, kodėl? Tai va, sako, prieš pirmą karą kirto, prieš antrą kirto ir dabar kerta. Tai žinot, tas toks, na, labai keistas, bet iš esmės reikia daryti. Reikia ir manau, kad mums pavyks. Apie atėjūnus, Kuršių Nerijoje atėjūniai ar kaip, bet Kuršių Nerijoje girdėjau, kad vadinant tuos, kurie negimė ten, jau visiškai atvažiavo dabar, invaziniai ir taip toliau. Čia Kuršių Nerijoje. Jo. Nu, čia taip tik vietinis šnekėjo, iš tikrųjų, čia jau apie tuos šiuolaikinius, kur dabar prieš 2 metus atvažiavo gyventi Kuršių Nerijoje, bet aš ne apie tai. Šiandien važiuojant irgi į šitą renginį klausiausi audio knygos, mes turim dar ir savo tą minkštą veiklą tarnybos, kartais išleidžiam vieną kitą knygą, o pernai, kadangi negavom leidimo spausdinti, turėjom išmanų dalyką padaryti, audio knygą išleidom. Ir iš tikrųjų čia, man atrodo, autorė Dalia sėdi Blažulionytė, tai ten yra labai trumpas toks pasakojimas apie šilinių dzūkų grybavimo ypatumus. Tai dabar tie vietiniai, sakykit, kaip jūs baigėte savo grybavimo sezoną? Nes grybaujate, įtariu, apylinkėse, ar ne? Kai baigėsi jau grybavimo visas tas, jis turi tam tikrą pabaigą. Tai vat ten labai gražiai autorės yra pasakyta, kad turėjo žmogus anksčiau grybaudamas padėką miškui, ateidamas pagerbdavo jį, ne visus grybus rinkdavo, kai ką palikdavo biologiniai įvairoviai. Ką mes dabar stebime socialiniuose tinkluose, jeigu atvažiavo grybų, parsiveš visą bagažinę, nes aš nežinau, kur jie deda tie grybų, daug dievė, kad juos tikrai suvalgo, bet jų nebeliko ir tos pagarbos, tiesą sakant, palikti. Čia apie tai, kad atsiprašyti medžio. Taip, o dzūkai baigdami grybavimo sezoną iš tikrųjų nulauždavo pušies šakelę ir padėkodami miškui, taip išeidavo iš miško jau žiemai ir tada iki kito sezono. Arba, berods, jeigu visai žmogus užbaigdavo grybavimo savo gyvenimo tą darbą, tai irgi taip pat įvykdavo. Tai vat vietiniam aš siūlyčiau iš tikrųjų atvažiavus bandyti pajausti, kaip atrodė Zelynos, kaip Marcinkonis atrodė, ar bet koks kitas kaimas, nesvarbu, ar Žemaitijos pusėje. Nes kas įvyksta, kad mes labai dažnai ateinam, sukuriam savo kultūrą ir nebelieka kaimo iš tikrųjų. Mes atvežam į kaimą miestą. Ir reikėtų turbūt pasidomėti, kur mes ateinam gyventi ir nebandyti kurti Žemaitijos Dzūkijoje. Reikėtų vis dėlto prisilaikyti tą etnografinį ypatumą, nes tai yra irgi mūsų vertybė ir kartu santykis su gamta. Mes kitaip jį visiškai prarasim, nes dzūkai turėjo labai gražų santykį su mišku, ir ne, aš tikiuosi jį dar kiek įmanoma išsaugoti galima. Bet dar truputį nušokant gal, norint perkelt gal temą, mes kiek pastebiu santykėje su gamta 2 temas artikuliuojam. Tai yra šiukšlinimas, visur beveik diskusijose pasibaigia ir tai labiausiai matoma, bet aš nežinau, ar čia išauklėsim viską, nes jūs, Vytarai, kaip sakėt, kitose šalyse priemiesčiai šiukšlių būna, pas mus tikrai dar nėra taip blogai.
Bet mes dar kitą radikalią pusę matom irgi miškai, taip, tai yra irgi blogai, bet mes turim daug kitų temų. Vanduo, dirvožemis, mes labai retai šnekam apie tai ir ta pati žemės ūkio intensyvi veikla, kodėl mes dažniausiai matome tą patį smėlio audras Lietuvoje, jau pamažu dažniau išgirstam apie tai, todėl kad mes pernaudojame dirvožemį ir jis jau nebėra gyvas, kaip būdavo anksčiau. Tai irgi reikėtų turbūt kelt temą, nes tas miškų kirtimas, nu vėlgi, mes turim turėti tas ūkinės zonas. Taip, suprantu, saugomose teritorijose labai atrodo tas skaudu, mums ir patiems taip yra, bet kalbėti reikia plačiau turbūt apie santykius su gamta. Tiek tas pats vanduo, oras, jis irgi yra mūsų išteklius, nuo ko mūsų gyvenimo kokybė priklauso. Ir čia turbūt, kaip kolegė dažnai palygina mūsų tą gyvenimą su žaidimu Jenga, tas, kur kaladėlės reikia medinės ištraukti. Ir realiai, ar tai būtų gyvūnas, ar tai būtų vabzdys, ištraukus vieną kaladėlę, namelis gali sugriūti. Tai mes su savo ekosistema rizikuojam turbūt ant to žaidimo jau paskutinio etapo, nes labai daug tų, kaip Valdas minėjo, prarandamų rūšių. Aš nemėgstu dažnai kalbėti apie pasaulį, kas vyksta. Labai reikia kalbėti, kas matoma čia, žmonėms susirinkusiam. Ir tada jie gali pajausti, kad tas žaidimas yra realiai byrantis jau. Ir mums reikėtų susijimti, kažką daryti kitaip. Tai turbūt, ką pamatom šalia, tai jeigu apie vabzdžius kalbam, tai ką pamatom pas save ant priekinio automobilio stiklo, ne? Ką mes matėme prieš 10 metų, ką matėm prieš 5 ir ką matom dabar vakare pravažiavę. Bet tai čia yra rezultatas, pasiekmė ir truputėlį Agnė užsiminė apie žemdirbius, aš kadangi ūkininku išbuvau 15 metų, tai tą luomą lyg ir atstovauju, tai tikrai reikia pasakyti, kad muštis į krūtinę, nežinau, kad mes žemdirbiai esam tas pats kaip miškakirčiai. Atsiprašau labai. Mums žemė yra tam tikras resursas, išgauti kažkokias tai pajamas ir tas resursas yra svarbu šiandien panaudoti ir laikinumo jausmas, kadangi šiandien matome, kad mūsų gyvenimo periodai gana trumpėja, jie nėra taip, kad mes žinom, reiškia, kur ir kaip mes gyvensim po 10 metų. Anksčiau žmonės gyvendami tą žinojo, dabar mes šiandien nieko nežinome. Reiškia, mes gyvename šiandieną, mes norime, reikia mums padaryti dabar ir čia. Kažką tai reiškia, kad mes galėtume gyventi ir pasiekmė, ką aš tą statistiką pasaulinę, irgi jos nelabai mėgstu, bet kartais jinai parodo aplamai, kas darosi ir kaip didėja mūsų gyventojų skaičius, reiškia, ne? Mūsų vartojimas didėja, iš esmės nors mes čia galim mažinti ir taip toliau. Bet tam, kad suprasti, ne dėl to, kad pasijusti bejėgiu, bet tiesiog suvokti, kad yra sisteminiai dalykai, kurie, reiškia, irgi vyksta į priekį, eina kažkokius progresas, kad ir lėtas, bet jis vis tiek juda į priekį, bet yra labai didelė dalis ir mūsų pačių gyventojų, mūsų pačių supratimo, ką mes patys darom. Ir jeigu mes prarandam, ne rūšis prarandam 2/3, mes prarandam tiesiog tų gyvūnų skaičių, reiškia, ar to. Ir tas reiškia, kad mes užimam erdvę, mes vis užimam erdvę, užimam. Mes šiandien sėdime erdvės, kuri yra užimta. Mes atėmėm, ar iš tikrųjų reikalinga šita estrada? Kam? Nežinau. Bet kažkas kenčia, kad jos nėra, kad jinai čia yra. O mums tai visiškai nereikalinga. Aš tai kaip žurnalistas dar pridurčiau, kad mums iš tikrųjų, mano nuomonė, reiktų labai didelės propagandos gerąja žodžio prasme už gamtą, švietimas, auklėjimas, nes kaip irgi pas save, kai su šunim vaikšto po mišką, randi ryte išverstą šiukšlių krūvą. Kažkas išviecinė. Tarsi kaip ir, negražu, bet dar labiau nustembi, kai surenki tą šiukšlės į kuprinę ir atrandi tenais, pavyzdžiui, pakuotes nuo rožių trąšų. Reiškia, žmogus pas save kieme prisižiūri, kažką ten puoselė, gražina, bet jam visai dzin yra atvežti į mišką ir išvesti šiukšlės, kaip nors pilną konteinerį visą kitą. Arba prie ežero, kai mes atvažiuojam ir tenka susirinkti šiukšlės, kad galėtum pabūti prie ežero. Čia gal mes tikrai nenuspręsim, kodėl taip yra, bet manau, kad tam reikalinga propaganda, žiauri propaganda, kad taip nebūtų. Ir kalbam ir ne tik apie miškus iš tikrųjų, nes mes, pavyzdžiui, mažas, retas lietuvis galbūt žino, gal aš žinau geriau, nes tėvas hidrogeologas buvo,
mes turim neįtikėtiną nacionalinį resursą, tai yra požeminis vanduo. Mes geriam vos ne vieninteliai pasaulyje, aš čia neperlenkiu lasdos, požeminį vandenį, tai prasme, iš gręžinių miestuose, kaimuose, mes geriam puikų vandenį, mes turime ežerus, upes, pakeliaujam po pasaulį, žmonės geria iš upių perdirbtą vandenį, iš jūrų, iš ežerų, kažkokias vandens saugyklas daro, ten vargsta. Kas žino, gal čia po kelių metų, jeigu čia taip šilsim toliau, čia gal bus brangiau už naftą tas mūsų, mes turim neįtikėtiną nacionalinį resursą, kurį mes turime saugoti lygiai taip pat kaip mišką, kaip dirvožemį, kaip ir tai, kas yra po žeme. Jo, ir iš tiesų, kaip pirmoji diskusijoje mes kalbėjom apie maistą, kurį galim užsiauginti, ar ne, ir gerai Beata sakė, kad na, mūsų vaikų laukia tikrai nelengvi laikai. Ir labai smagu, kad daug tų jaunų žmonių dabar sugrįžta ir sugrįžta su kitokiu požiūriu į gamtą, į kaimą, jie tampa augintojais, jie tampa bitininkais, na ir tai iš tikrųjų turbūt tų pavyzdžių turėtų būti labai daugiau viešojoj erdvėj. Ta prasme, Tai čia vėlaise burbulas yra, tavo burbulas. Netiesa, Vytarai, ginččiausi aš dėl burbulo šiuo atveju, nes daug žmonių yra. Aš turiu klausimą, galiu paklausti? Taip, Žygi. Tai čia nežinau, ar jis būtinas. Man dar toks klausimas kyla, aš visada mačiau, aš išgirstu apie tokį dalyką, kaip visada daugiau gal susijęs su architektūra. Ir girdžiu tokius dalykus kaip tvari architektūra, tvarus dizainas, tvarus elementai. Ir dažnai yra kalbama, pavyzdžiui, apie medienos pagrindo konstrukcijas, medienos pagrindo įvairius ten dirbinius elementus ir taip toliau. Ir aš nežinau, aš tiesiog nežinau, tiesiog klausiu, ar tai iš tikrųjų yra tvaru, kai yra medis turi, tarsi kažkaip matau ir propaguojama tą idėją, ir medis turi pakeisti visas kitas čia struktūras, ar tai nėra tiesiog toliau įvelkamas medienos kažkokia perdirbimo procesas vėl į kitus, kaip sakant, gražius žodžius. Tai va. Man atrodo, Aš kad kaip- kryžiai yra labai tvaru. Taip, bet aš galiu ir pasakyti, kad ir technologijos jis irgi yra į gerą. Aš pats stačiau pernai namą ir, pavyzdžiui, darant pamatą, anksčiau darydavo tą visą rėmą, tas terminas opalapkė, aš nežinau kaip lietuviškai pasakyti, tai jį darydavo iš medžio, tą medį po to išmesdavo ir tiek žinių, nes niekam dabar jau sugalvota, kad apdaro iš blokelių, kur užliejamas betonas, labiausiai žemėje paplitusi dirbtinė medžiaga, betono yra daugiausia pasaulyje, jis yra turbūt tvarus, turbūt galima sakyti, ar ne, jis akmuo, akmuo, jis padarys, jisai nieko nežino, ar jis jau po to tas statinys ar kažkaip pakenks, bet kad pats procesas, tarkim, statybų, tai jis irgi keičiasi ir man atrodo į gerą pusę. Bet yra tas atsakymas, kad medžio konstrukcija, medžio Čia Žygimantas. Aš noriu Žygimantui šitą atsakyti truputį. Yra mediena labai gerai, bet yra, reiškia, toks momentas, kad dabar spekuliuojama, kad va, mes taburetėse užrakinsim anglį ir taip išgelbėsim, reiškia, planetą nuo perkaitimo ir taip toliau. Tai vis tiek ta mediena, jeigu tu ją naudoji, kaip sakyti, čia ne senelio, ne prosenelio komoda kokia. Jeigu tu ją naudoji tą medieną, garantuoji, kad bent 100 metų tas daiktas bus taip, o jeigu tu gamini taburetės, kurias po kelių mėnesių išmesi, tai tas tada ir pasibaigia. Bet va čia dar stovi vienas žmogus jau pasiruošęs su maišeliais, va. Tai aš noriu pasakyti paprastą dalyką. Ką reiškia laisvė ir kaip jums, kad jauni žmonės ateina į kaimą, čia visa kita. Aš atsimenu, kai pradėjot ganyti, atvažiavo gamtininkai, Žymantas, Morkvėnas, ir kai mes ten džiaugiamės tomis pievomis, ten prie tos jurtos, ką Valdai sakė, atsimeni? Sakė, man sako, man svarbu, kad mano ožkom gerai būtų. Nedarykit iš manęs gamtosaugininko, sakė, man svarbu, kad mano ožkom būtų, o jeigu ten pakeliui jūsų tie paukšteliam bus gerai, tai čia viskas tvarkoj. O vat, ką reiškia po tiek metų, totali evoliucija, ir labai sveikinu.
Matai, kuo ilgiau vaikštai paskui ožkos uodegą, tuo labiau supranti, kas vyksta. Bet ožiukai ekologinė žoliapjovė yra, o, pavyzdžiui, žmona kvapo neperneša ožiukų, tai ką tada daryti? Tai arklį tada nusipirk. Noriu. Žemaitokas iš tikrųjų patvarko pievas. Sakė, Jeigu pažiūrėtumėt, pagyvena sau. mes tokia galvojom, netgi nuomą daryti žoliapjovę, gyvąją žoliapjovę. Bet grįžtant prie Ir trąša būtų dar. prie Žygimanto klausimo irgi dėl medžio, tai taip, čia yra klausimas, kur mes jį naudojam. Bet jeigu pažiūrėti mūsų tradicinę architektūrą, medinę ir pažiūrėti, kas su medžiu, kiek jisai gali būti tvarus ir kiek jis laiko gali būti ir kiek mes jį galim panaudoti dar kartą ir savo elementus kažkokius interjero ir taip toliau. Iš tikrųjų, medis yra labai svarbus mūsų būčiai. Manau, mūsų identitetui medis svarbus, ypatingai Dzūkijoje. Aišku, jį būtų visą laiką smagu derinti su akmenim, nes, pavyzdžiui, mano krašte aplink Puodžius pilna akmenų yra, tai jeigu ant to akmens padedi medį, tai tas medis ir 200 gyventų. Visa bėda, kad kas čia po tų 200 metų ar reikalingi tarpusie labai namai ir kažkas tai kita. Bet aš žiūrėkit, aš dar turiu klausimą. Gerai, čia prasideda rimtos diskusijos. Reiškia, tema yra svarbi. Ne, nu, aš girdėjau čia net Europos komisijos lygių, ta prasme, tai yra keliamas tas mintis, idėjas, ten kalbama apie kaip naujasis Bauhausas ir nu, atsit kažkoks naujas architektūrinis judėjimas. Ir jisai yra orientuotas į medžio architektūrą. Ir nu, mes kalbam gerai apie Dzūkijos miškus, apie Dzūkijos kaimus, bet tai yra masinis medienos naudojimas konstrukcijose, net pramoniniai statyboje, net didžiųjų salių statyboje. Aš apie tai girdžiu, kad yra kalbama. Ne apie, ta prasme, ne apie nu, paprastą sodybą, tai yra ta tradicinė sodyba ar dar kažką. Ir man dėl to ir kyla tas klausimas, ar tas tarsi medienos kaip tvaraus, tarsi žaliojo neva produkto naudojimas turi ką nors bendro su žaliu, jeigu mes iš tikrųjų masiškai pradėsim tą medieną naudoti. Tai aš nežinau, šitas klausimas, manau, gal jis nu, nėra tiek dar iškalbėtas, bet aš girdžiu apie tai jau pradedant kalbėti, kad tarsi, man taip susidaro įspūdis, kad po tvarumo tokia savoka bandoma pakišti tą medieną, tarsi mediena yra kažkas tikro ir žalio, bet ar čia nėra susiję? Gal čia lobizmas elementarus, nes prieš 20 metų ten buvau redaktorius vieną žurnalą ir man atėjo, jie rimtais veidais aiškina, kaip, žodžiu, reikia kirst medį, nes kad jis ten likučiai pūtų miške, nes kitaip čia miškų išakęs yra jisai. Nu, jie prisigalvoja tų teorijų, visą laiką stumia ir po koridorius vaikšto ir visą laiką bando formuoti viešąją nuomonę. Aš aišku nespecialistas, gal kas geriau išmano, bet aš manau, kad čia iš tikrųjų yra viešieji ryšiai. Ta prasme, galiu pavadinti, aš nežinau, man taip atrodo, gal man kažkas man paneigs, bet yra kažkokio feikinio, to tvarumo, to žalumo ir to viso vystymo, kuris yra pavilktas už kažkokiais tokiais neaiškiais procesais, kurie vyksta. Tai va čia mano toks yra pastebėjimas. Aš nieko neišmanau tą temą, bet... Tai, man atrodo, Mindaugas pasakė labai gerą žodį, tai saikingumas. Ir iš tikrųjų tai yra mūsų vartojimo saikingumas, sprendžia klausimas. Ir čia tas pats turbūt galim pakalbėti, ką Žygimantas apie architektūrą medžio, tai apie žaliojo kuro naudojimą, tą, ką naudoja mūsų katilinės ir taip toliau, ką mes naudojam žaliai kurą ir galvojam, kad jau čia mes sprendžiam pasaulio problemą, įsprendžiam. Tai tikrai nesprendžiam, mes čia jokių problemų, mes sprendžiam kitus dalykus. Iš tikrųjų, aš tai galvoju, kad jeigu filosofiškai žiūrėsi į šį klausimą, na juk geriau, kai stovi medinis kryžius kapinėse, ne, ir kai nebelieka jokių artimųjų, jis tiesiog susilygina su žeme ir supūna, ar ne? Tai lygiai turbūt mesgi nežinom, kas nutiks su mūsų planeta, tai jeigu ten bus medinė architektūra, na turbūt žemėje bus geriau negu stovės betoniniai, stikliniai pastatai, ar ne? Nu, čia filosofinis požiūris. Bet turbūt yra, kaip ten nekilnojamo turto pardavėjai yra, sako 3M. Tai yra 3V, vieta, vieta ir dar kartą vieta. Tai lygiai taip pat turbūt reikia net perspausti su ta tvarumo terminologija. Jeigu, pavyzdžiui, mes kalbame apie statybas Dzūkijos nacionalinėme parke, na, atsiprašau, aš stiklainių ir betoninių pastatų tai nelabai suprasiu, turbūt ir vietiniam nelabai bus gerai ir nederės.
Bet jeigu kalbam apie miestą, tai natūralu, ten gerai Suomija, Helsinkija turi daugiabučius medinius, tai yra jų idėja, bet Suomija turi kitą savo politiką miškų, turbūt nereikia tapatintis labai su kitom šalim. Pas mus turbūt reikėtų jungti saiką, kaip Valdas berods sakė, tai visa kur mes turim savo įpročius naudojimą. Gerai, žiūriu į tos pačius maišelius, atsiprašau, bet galvoju, kur tų maišelių tiek reikia dėti, arba, pavyzdžiui, mes turim ar ne tas pačias daugkartinės gertuves, tai daugelis naudojam podelius, tuos vienkartinius buteliukus išmetam, dabar gertuvės dominuoja visur, bet tų gertuvių jau irgi pradeda tam tikrų metų per daug kauptis ir jų yra ryškiai per daug. Ar mums reikia dar vienos naujos gertuvės, nežinau, gal reikia tiesiog pagalvoti prieš priemant bet kokį sprendimą. Vėlgi, tą patį tvarumą, berods Čepulis, Marius pasakojo, kad jis pasirinko gyventi bute, ne name, tam, kad būtų iš esmės truputėlį tvariau, jis neužimtų, kaip čia kažkas kalbėjo, vietos dar didesnės. Tai labai priklauso viskas nuo vietos, nuo kur mes kursim, kur gyvensim, kur reikės mums to poreikio. Vėlgi, nereikia būti radikalėjom, kad mieste nereikia tokių amfiteatrų. Reikia, tai yra miesto zona, miesto erdvė, ne visi mėgsta ant žolės sėdėti, tai turbūt reikia bandyti derintis. Turbūt čia galbūt mūsų atsakymas, kad reikia nebūti radikaliem. Trumpą pavyzdį, tau irgi aktualu yra apie tvarumą, jo. Nes saulės baterija pas mus stovi dabar, ne, saulėtos dienos. Ir aš gaunu iš ESO jau 5. laišką, kad per daug gaminu elektros. Kas čia dabar? Tai ką man geriau kūrentą medį ar anglį kažkokį, ar ką, jiems, matai, per daug gaminu elektros. Čia kitokio absurdo ir man paskiria baudą dabar 2 eurus. Laidai per siauri neprateka. Iš tikrųjų, man atrodo, kad mes labai, ta prasme, galima čia kalbėti labai daug ir iki vėlyvo vakaro, bet taupykim laiką, irgi būkim tvarūs. Ir man atrodo, kad labai gražiai baigiam tą tokią gaidą, kad visada žinokim, kiek mums reikia, kada reikia. Ir būkim kartais skupesni, neleiskim savo daug ko, tikrai bus naudingiau negu tas besaikis vartojimas ir nebežinojimas. Nei kiek turim daiktų, nei kiek turim drabužių, nei kiek turim namų, nei... Aš viską žinau. Tai su tais maišokais padarysim šitaip. Jeigu jūs manote, kad jums reikalingas, tai jie čia yra. Ne? Jeigu jūs manote, kad tai yra pernelyg vartojamas daiktas ir padaugintas, tai jį neimkite, prašome. Paliksim kitiems dalyviams, tiems, kuriems reikia. Su viltim, kad ten ne padeliai. Ne, atsiprašau, tai tiesiog atkreipiu dėmesį, kad tai yra... tai yra vėlgi problema, kurią mes programuojam šiek tiek į perspektyvą, tai tikrai nėra kritika šiukštų, ne, tai jau yra žingsnis į tai, kad mes kažkokį tvaresnį dalyką, bet aš atsiprašau, pasinaudosiu galimybę neapmokamą reklamą saugomom teritorijom. Kaip mes neturim tokios geros propagandos, kad ten, kaip ten prie Balto tilto sprogo kažkokia bomba ir kažkas gero, bet mes bandom, šį kartą dar netvariai, neturim skaitmeninio sprendimo, bet turim tokį saugomų teritorijų pasą popierinį. Taip, bandom reklamuoti, ką mes darom su tuo pasu. Amerikoje, kur Vytaras sakė, yra labai didelė pagarba nacionaliniams parkams, mes po truputį bandom tą pagarbą auginti. Ačiū labai. Jo, ir čia turime saugomų teritorijų pasą ir per šią vasarą kviečiame aplankyti visus 30 regioninių parkų, 5 nacionalinius parkus ir jeigu surinksite visus atspaudukus prie lankytojų centro, galėsite gauti prizą apie saugomas teritorijas ir šiaip pamatysite daug gražios Lietuvos, kurios mes turim, nes kaip ten vėl tas mylimas mano profesorius Česlovas Kudabas sakė, kad pilietis yra tada, kai pirmiausia pažįsta savo kraštą, o vėliau žavisi kitais kraštais. Tai šią vasarą labai skatinam, tai jau mūsų 5 ar 6 metai vykstanti pramoga, tai pasą galite pasimti čia ir būtinai apsilankykite saugomose teritorijose. O dar pabaigai, tai turiu vieną prizą ir šį kartą klausimas būtų žiūrovam, jeigu galima, tai klausimas ne su Dzūkija susijęs, bet su saugomom teritorijom. Kuris parkas šiemet švenčia savo 50 metų jubiliejų? Mindaugai nepasakinėja ir tie, kurie žino iš, kaip sakant, žiūrovų, kas žinote teisingą atsakymą, tai laukia jūsų prizas, tokia gera knyga, žinynas apie saugomas teritorijas. Na, atsakymų teisingų yra?
Ne, truputį į kitą regioną reikėtų pavažiuoti. Taip, Aukštaitijos nacionalinis parkas, to aš prinešiu prizą. Aukštaitijos nacionalinis parkas, kuris buvo įsteigtas 74 metais, tai sveikinu Jūs. Tikiuosi, kad aplankysit šitą parką, ten jau ir pasas saugomų teritorijų yra Jums įdėtas. Tai tokį tvarumą mes bandom per tą edukaciją, iš tikrųjų, kad ir ta edukacija iš tikrųjų susideda iš infrastruktūros kūrimo, gal vėlgi tai užimam vietą, bet suprantam, kad be infrastruktūros žmogaus nepritrauksit. Bet kai keliaujat, vėlgi neprivažiuokit prie pat bokšto, nepatingėkit pasilikti mašiną kilometras už Merkinės piliakalnio, nebūtina važiuoti iki Merkinės bokšto. Prie jo galima prieiti pėstute, aplankant Pasaulio puodus, vėliau nusileidus per Merkinės piliakalnį ir nueinant dar iki Merkinės apžvalgos bokšto. Ir į muziejų grįžtant sustojat, ten visą Žygimanto ekskursiją ir lankytojų centre užeinat, taigi nusiperkate magnetuką, kad ir kaip tai netvaru, žinau, bet patinka. Tai va tokios kelionės po saugomos teritorijas laukia jūsų ne tik vasarą, bet ir žiemą, tai keliaukit ir būkit tvaresni. Tai ačiū Agne, ačiū Vytarai, ačiū Mindaugai, ačiū Rūta, ačiū Valdai. Mes dar pakalbėsime. Galima aš paskutinį palinkėjimą. Mano vyras yra Olandas, iš čia atvažiavo visiems laikam, viską ten pardavė ir jam čia labai tinka ir patinka, atvažiuoja draugai ir žinot, ką jie labiausiai vertina? Kad yra tokia vieta, kur yra absoliuti tamsa ir absoliuti tyla. Olandijoje jie niekur šito jau nebeturi. Tai saugokim. Ir kitiem metam ruoškite atsakymą į klausimą, kiti bus 25 metai, koks Lietuvos rezervatas švenčia savo 50-metį. O užvedė dar ant temas, mūsų kaimynas yra anglas, vadovavęs Londone, jaunas gražus vyras, ar ne, 52 žmonių IT skyriui, apsigyvenęs Klepočių kaime, bando ūkininkauti. Aš jo klausiu, klausyk, tu iš Londono, toks miestas, kodėl tu čia atsibeldėjai, nusipirkai seną gryčią kažkokį ir čia. Sako, man patinka čia du dalykai, laukiniškumas ir mažai žmonių. Tai Oi, nemeluok, Vytarai, taip, ir žinokite, ką jis turi. Ką mes turim, atsiprašau. Ačiū labai. Ačiū, kad klausėt.